pagauna ir jie turi ryšį su policija įsikviečia. Aišku, patys jie irgi kažko negali, bet pakviečia policijai, perduoda policijai. Ir aš manau, kad tokiu būdu bendrai veikdami tikrai nėra čia tiek daug tų, nuo kiek, 10, 20, daugiau tikrai nėra žmonių. Ir kol mes jų neišgaudysim ir nepasakysim į vietą, o šitą vieni studentai, tai tikrai nepatariu ir aš, kad vieni darytumėt kažkokius tai veiksmus ir tik tai koordinuoti veiksmai gali pasiekti norimą mums visiems rezultatą. Tai vat, informacija, kad jie jau drąsėja ir aš manau, mes negalim laukti ir labai sveikinu ir dėkoju už jūsų iniciatyvą ir tikiuosi, kad studentai veiksim vieningai kartu su administracija, su dėstytojais, tuomet turėsime daugiau, būsime bent jau garantuotesni, kad ne mes liksim kalti, sprendžiant kažkokias problemas ir ginant savo daiktus, kad ir netgi gyvybės, ar ne? Tai studentų atstovybės pažadas toksai būtų, kad rytoj pasirodys raštai kreipimaisi į tėvus ir jie bus išnešioti po visus gyvenamus namus. Tai aš manau, kad yra daug tokių tėvų, kurie nežino, ką veikia jų vaikai tamsiu paros metu ir kad jie yra tikrai geri ir aš manau, kad bent jau tai privers tėčius susimastyti ir paklausti jų, kaip ir kolega minėjo, kad ką tu veiki ir ką šiandien tu nuveikiai. Taip pat kartu su seniūnija ir universiteto administracija rašysim raštą į vidaus reikalų ministeriją, prašydami didesnio finansavimo policijai, nes tų pajėgų tiesiog iki 10 dirba nuovada, kaip man minėjo pats viršininkas vakarykščio pokalbio metu ir toliau jų rankos yra surištos, jie negali patruliuoti. Tai manau, tai irgi būtų tokia viena iš priemonių, gąsdinančių tuos paauglius. Taigi žiniasklaida taip pat geras dalykas ir aš manau, jeigu tos pavardės yra tikrai slypi po aukštas pareigas užimančių tėvų, tai manau, kad tai bus artimiausiu metu išaiškinta ir tai mes turim žinoti ir negalim leisti toliau plėtoti, sprauginti tokios visuomenės, kurią auginam dabar. Ar bus, ar norinčių pasakyti kažką? Prašau. Ar yra nuovados numeris? Čia vardu padėkoti Živilei už tai, kad čia yra tiek daug žmonių. Pirmą kartą matau, kad studentų atstovybė va šitaip atstovautų interesus. Ir jos šiandien gimtadienis. Šiandien jau atostogavo, todėl yra atsiųsti viršininko pavaduotojas ir kiti atstovai. Taigi vakar kalbėjome daug ir jis pradėjo kalbą tuom, kad studentai pradėjo kivirčą su akademijos gyventojais, su jais nesutarti ir būtent agronomijos fakulteto. Aš sakau, ar to galima pavadinti kivirču ir inicijavimu tų pykčių dėl to, kad mes budėjom prie langų, ar ne bendrabučių vaikinai. Tikrai budėjom, budėjot jūs, kada buvo plėšinėjami tiesiog automobiliai, vampiriai ir panašiai, ar ne? Ir aš klausiu, ar tai yra ta iniciatyva, kada mes norėjom pykčio su būtent tai 16-mečiais. Tai aš manau, kad tai yra be galo sveikintina ir aš džiaugiuosi jumis, kad ir prisijungia ir kiti studentai ir apskritai visi studentai yra aktyvūs ir saugojam savo turtą. Tai aš noriu tik jūs pasveikinti,